Trijobet. Stepai, pirmą kartą šį sezoną įvykėt Žalgirį. Tas nuotaikos turėtų būti pakilios. Šiandien, aišku, gavom pamoką Kaune, kai atsikovojo 200 kamuolių. Tikrai turėjom šansų Kaune laimėti. Aišku, padarėm išvadas, Kaune neišėjo. Šiandien, man atrodo, tiek daug kamuolių nepasiėmė. Pagirtinai kovom dėl kiekvieno kamuolio ir, manau, pelnyt negalėjom. Bet jau antras rungtynės, kai žaidžiate kaip lygūs su lygiais. Kas atsitiko, nes iki šios finalinės serijos be prošvaisčių buvo žaisti prieš Žalgirį? Paprasčiausiai braukėm brūkšnį, finalas yra finalas ir visi supranta, kad aišku, kas buvo sezone. Daug čia nesąmonį prisidarėm šį sezoną, tai kaip sakant, braukėm tą brūkšnį ir bandom kovoti. Jaučiasi Dariaus Maskoliūno ranka tvirta tokia, kažkaip pasikeitė žaidimas? Ne, aišku, žaidžiam kitaip. Aišku, nenoriu aš lyginti treneriui. Manau, jau geriau matosi, kas pasikeitė, kas ne. Tai tiek. Vieną atkarpą laimėjot 16 taškų, kitą pralaimėjot. Tai yra, vieną atkarpą pralaimėjot 16 taškų, kitą laimėjot 19. Kaip manai, kas lėmė tokį banguotą žaidimą? Gal pradžioje mes geriau sužaidėm, paskui mes, aišku, finalas, emocijos daug. Ir jie nori laimėti ir mes norim laimėti, gal toks žaidimas nėra pastovus. Tai tiek, kažkaip buvom per daug kas paleidę į priekį, bet mano valios dėka susigrąžinom. O netrodo, kad Žalgiris duobėja ir nežaidžia taip, kaip žaidė iki tol? Aš nenoriu nieko sakyti. Jie žaidžia savo žaidimą, aš nežinau, kas tai duobėja. Jų problemas, sakant, mūsų nedomina, jie turi, neturi, mes žaidžiam savo ir jokius pašalinius veiksmus nekreipiam dėmesio. Galima tikėti serijai 7 rungtynių? O, gyvenimas parodys, nenoriu prognozuoti. Blogas orakulas esu.